Labas rytelis. Turim šiandien pirmą dieną. Su tokia tamsa išvažiuoju, su priešvėsa, prietema. Ir po 70. Šiandien vėsiau, drėgniau, nes italas, kur nuomavo chatą, išjungė šildymą naktį. Gaidysiu perstas, pat nepasakė, kad neveikia skalbenkė, tai grėžiam šiandien rūbus, o mašinas užšalusios. Žodžiu, man fainiai čia važiuoju su dragnais rūbais. Nu, karočią, tai va, tai lekam dabar 191 km šiandien. Tai štuka vertikalaus. Šiandien prie Gardos ežerą maguosim. Tokie vaizdai, laukia -1. Aš apsimuturavęs, kalnas, išdžiūvus upė, prieki palpės, įėlis, kalnai, bažnyčia ir balti stogai. Reik nepaslyst tam posūkį. Buvo labai slidu, čia nieks nieko nepurta, nebarsta. Čia jeigu nori pats pasibarstyk. Aš tik tai žiūriu, ką mane užšaltų mano grupė. Jaučiu, kad biški bėgia sunkiai mėtos. Kažko užšalia biški. Čia besileidžia nuo kalniuką. Karoči. Na, šalta, drėgna, blėt. Per tą gaidį. Blėt, dabar čia turi kapoti. Kad būtų bent kažkiek šilta. Eitsa. Pirštų kojų nebejaučia. Viskas, nahui, drėgna. Tada čia rioglin 109 kg. Nahui, negaliu, blėt. Neapsikrovė tai italai, pohui, viskas jam. Blėt. Grupė užšalo grupė. Paskutinę bėgę neturiu. Nu, karoči. Šiandien dieną tai surprizų diena, blėt. Atvažiavau jums parodyti. Sustosiu po 15 km. Biški įsiamžint. Šiandien jau dabar nebematysim tokių Alpių. Nebebus tokių didelių. Ir... važiuoju aš į apačią. Važiuoju į apačią ir... pamatysiu blogą italą, blėt, spjausiu ant veido. Nuoširdžiai, žinokit. Pykstu, žiauriu, pykstu aš ant jų. Bet, velniai, nupersti velniai. Karoči, va tak vaizdelis. Man reikia padaryti introdukcioną šiandien 21 dienelės. Nes žmonelė visą laiką prašo, kad padaryčiau, kad kažką įkeltų istoriukus. Kad jūs žinotumėt, kur aš randuos, ar aš vis kažkur randuos. O jūs galvojat, kad aš da kelmės plente važiuoju. Suku ten ratus pirminą gal kiekvieną dieną. Nu tai va čia kelmės plentas, žiūrėkit, užauga čia per kelias dienas. O jūs galvojat, kad Lietuvoje tokių nėra? Yra, va, prašau. Kiek daug net. Apstu. Jau pafilmavau, pagaravau. Į karočią sulutę pradėjo šviešę tos kalnų aukštumas į karočią kosmosą. Dabar kaip atrodo čia tos kelmės plente, aš negaliu. Čia kaip iš paveikslėlė. Kas hebra atvara haikint, tai čia yra, mačiau, kalnai yra po 3-3 į viršų. Nėra baisiai didelė, bet jau didelė, jau sniega yra viršų, nes nuo 1.7, man atrodo, prasidėti sniegs jau tokiu metu. Tai va, žodžiu, hebrytą, atvarykit haikint. Tik atsargiai su italo bookingais, o tai galit prašauti su visokiom skalbenkiam. Paskui dar užsuk šildymą naktį, kad turėtumėt problemą ryte su šlapiais rūbais važiuoti 109 km. Kaip aš dabar turiu. Upelis padžiuvęs į kalnų masijas, į saulę bent. Man baisiai šalt. Tada. Žandai tokie, kur atrodo, jeigu labai stipriai tempčiau, trūktų, jaučiu per odą. Pašalė gerai, sustingė tiesiog. Vesnis pagiuks, bet man labai gerai. Galėsiu biškuojas apšilti.
kad ir kelius šimtus metrų. Vien čia statesnių 10%. Dabar rodo 9,5, bet 10. Vieta būtent primen man Ispaniją Kompetą, tokį kaimą. Tik už nugaros man po kairę į apačią 3 km kalnai iš šono, serpantinos per vidurį ir ten jūra. Žodžiu, o čia aš pamenu, pastatę mašiną, nuėjom į bookingą, žodžiu, valgiam skaniai vakarienę. Labai primenu šitą vietą, labai. Šilta jau, kojas tik šala, bet šiaip šilta jau. Saulutė dar neprasimuša, bet duodu, dar 20 minučių jį prasikals. Tokie debesiukai prieki. Oho, kaip gražu. Oho, labai gražu. Reikia nepaslyšę, slidu, blėt. O tai drėpsias kaip karvašuvis ant žemės. Su šonais nudaužytais. Va, tokį vaizdelį paturim, va. Serpantinais biškiai iš miesto išvažiavus. Čia matos jau kažkas susikūlė buvo. Va taip va. Tai kažkokį kaimą važiavau, dabar rodo -3. Pradėjau viską šalti, absoliučiai viską. Per kojų pirštų jau taip nebejaučiu. Nebeturiu 2 paskutinių bėgių, nes trasa sušalė. Besileidžiant vis tiek jutiminė yra daug didesnė. Ne -3, o koks -13, -15. Kur rankų pirštų nebejaučiu, kojų pirštų nebejaučiu, nosies irgi nebejaučiu. Visi žiūri mane kaip į durnelę važiuojantį čia. Ir šalt baisiai. Ir labai noriu, kad saulė pasiektų mane, bet dabar aš leidžias, o jinai kyl. Esu virš jūros lygę 272. 100 kem nusileidau ją pačią. Bet tai dalį eisės. Nu karočią. Žiauri noriu saulės. Jau yra 8:30. O aš be saulės negavau jokia spindulėlę. Taip ir važiuoju visą laiką pavėsį. Kaip tik kalnas, taip džiaugiuosi. Kaip nuo kalno, taip verkiu, kad nuo kalno. Žodžiu, žiauri šalta. Ajajaj. Šalčiau negu pirmą dieną buvo išvažiuoti iš Klaipėdos iki Jurbarko. Žodžiu, žiauri šalta. Brr. Matas priekė saulytę kalnus apšvitin. Bet man dar iki ten. Ir aš net nekilsiu, dabar leidžias. O pirštų jau nebejaučiu. Va, visų pirštų nebejaučiu. Stengiuosi pabiškį judinti, kad čiut karateka būtų. Blet, nuvažiavau jau 3-5 kilus. Karačia labai noriu saulės. Karačia taip skauda, kad net verkt noris. Tai dar nuo kalno leidžias. Ir dar nesuprantu, čia vėjas puči, nepuči. Bet, kad sau, kaip skauda. Tiesiog vėri skausmas per smegenis, net nieko daryti. Į greičio mint neišein. O kai greičio mini, tada daugiau vėjo gauni. Greičiau rėdi. Tai karočią, dabar tik saulė išlenk, kažkur randu lopą tokį. Ir iš karto stoviu. Ir va taip va, jei nejudu, stoviu rankas iškišęs, o taip va. Išildaus. Kokias 5 arba 10 minučių, nes ajajaj, kaip skauda, ajajaj. Yra, žodžiu, krenta temperatūra, dabar -3, bet esu virš jūros lygė 232. Tai dar turiu nusileisti iki 8 metrų, tai paskui kilsiu spogą, bet tai čia aš dar kol nusileisiu, tas spogs tik tais bus 60 km už 3 km, nepilnu. Už valandos laiką važiavimo tokį. Tai aš čia sustirsiu per tą valandą laiką. Balta. Sakau, žiauriai šalta. Iš Klaipėdos link Jurbarko per pirmą dieną buvo -8 ryte. Bet taip nebuvo šalta. Jutiminės netokias tikrai buvo.
O, Jėzus Marija, čia jaučiu visas minus 20. Nosis, aš bijau pus nosis, nes iškris nosis, nukris realiai. Tai traukiu liulį. Kažkada išsipūsiu. O taip, va, balta viskas. Jau važiavau į kaimą Caorera. O taip, va, viskas balta čia. Kosmosas. Lėta saulė greičiau, pakiltų viršų. Nebegaliu, čia tos upelės dar šalda. Karočią čia vanduo da bėga. Upeliukštis. Kažkaip iki tos saulės reikia persti. Jei Bogu šiandien vien tik apie saulę pažiūrėsiu. Saulė, kur tu pradingai. Cilgos saulutė saulė, mano saulė. Šiandien labai myliu saulę. Nenoriu jokių pavėsių. Jau galvoju paskutinioji bus. Nebepamatysiu nieką. Apart šaltą debesį įsmerti. Bet va, pamačiau saulę. Ir vis gerai. Biškimo saulutės gavau ir vėl blėdį pavėsi. Ai karamba, karoči, keliuku važiuoti. Mašinas irgi nelabai laksta čia. Aš irgi čia nelabai lakstau. Bet jau saulutė šviečia 4 laipsnių šilumos. Labai gražu, bet vėjas tai gusingas, jo alki-palki. Yra reikaliuko. Galvojau, blėt, kad jis man už galo su MTB dviračiu mane gaudo. Jo, ten MTB dviratis. Su elektriniu, blėt. Eikit, gėda. Karoči. Laukiu plentinių su normaliais dviračiais. Turiu va tokius. Normaliai. Pasigavo man ratą ir bėdam dabar. Tikiuosi išeisiu priekį pavesti. Nes man jau pompa. Pabando man jau kakinti. Turima tryva. Vienas į dešinę nulėkė. Atsisveikina čia čiau papavo. O dabar priekį reikia kalniuką pagauti. Vis dairasi mane. Kokia čia kalva, šulbų, bet ne itališkai. Tai nes niekam neįdomu. Aš ir nesipronaunsinu, iš kur aš esu. O tiesiog sėdžiu peletono subiniai į Elsiuos. Paskui kai dėsiu torpedą į viskas. Žodžiu, jie baisiai straglinį kalniuką. Aš biškį pavargau jam ant ratas ir dėšų damal. Baisiai. Paklausė manęs. Sakau, išnekia angliškai. Saka, oi ne. Ir nuvažiavo į galą man ant ratas ir normalus gal. Ir aš įtempiau 3 kilometrus. Ir jis karočiai priekį išvažiavo. Į dabar kankinuos. Nes net tolygiai važiuoju. Ne tai, kad iš jėgos padidinti greitį. Iš 30 į 35 iššoka į kankinuos. Karočiai. Sakau, yra visokių italų. Bet didelė dauguma ant ratų yra va. Tas apvažiavimas kainuos man tą spogą. Karočiai. Žiauri, esu upset ir čia da kilsiu dabar 1,5 kilometro, žodžiu, da čia to trukmės jau man, karočiai, aš jau bibidėjau. Man jau reikia, karočiai, savosios, manoji, blėd, į kitą pusę nuvažiavo, karočiai, visur keliai užlokinti nahui, blėd. Kur va tie italai, blėd, savanaudžiai, o man ne čia, karočiai. Man da čia rioglinti tą kalną, nahui. Karoči. Žodžiu. Apvažiavau aš tą spogą, pradėjau leistis. Pažiūrėjau Life 360. Manoji, karoči, nulėkė 10 km jau away from me. Į kitą pusę aš nebeturiu sveikatos netvytis. Čia absurdo komedija, ką tik gavos. Man va, išjungia visus skaitliukus, viską, aš dabar turiu dar važiuoti iki jų. Čia ir žiauriai negerai. Žiauriai negerai, neapskaičiuota,
Važiavo visą laiką už galą ir Piskaro čia nuvažiavo į dabar autostradą lėkį. Čia ir nėra surežisuota. Ir emocijos yra tokias, kad, žiauriai negerai, žiauriai negerai. Pilvas, gurk, taškas, viskas, aš gert nebeturiu, žiauriai karšta. Tai ne šuns papai yra, žiauriai, karoči. Vėjas pasikeitė tiesiai, kaip ir išties kojas. Nes man dabar jau pizda. Kurva, dar atvira zona čia, nuo tos Vincenzos prasidėjo, atviri laukai. Nahui. Eroči. Oskars. Pizda, nahui. Lika 5 kilų, karoči, tu nahui, iki 5 nespėsiu. Sakiau, būsiu 4, aha. Jūs vietinius, karoči, ir per juos aš, turiu apvažinėti po 5, po 6 km, dėl to, kad jie, pusavoja. Šiandien nahui pykstu, žiauriai ant galo. Žiauriai. Visiem labai landa poklai. Žiauriai. Pavardau nahui šiandien. Norėčiau visus ant 3 raidžių pasiūsti itališkai, tik nemoku. Gaila, nemoku. Puta madre. Tai man atrodo ispaniškai. Italijos dvirtakius galim nahui irgi nulinčiuot, nukryžiuot. Nuorodų nieko, nahui nėra. Tiesiog dviračių taks, kur važiuoti. Pohui, tiesiog važiuok. O man va tiesi, nahui ten reikia. Arači. Kujėjų, bibi dėjau aš. Pavargau aš nuo tos Italijos, nahui. Ir geriau po kalnus bastytis, nei čia, tom lygumom važiuoti. Žieds kas 100 metrų, Pizė. Eisim Masarato, Važiuojant. Tai čia yra raudono šviesos čempionatas. Rets atvejis, kada ant žalios pataikysiu. Fotkinas kebra prie Aldi parduotuvės. Čia gersiu jums memorialas. O tie italai šmaikštuoliai. O man kažkur ten į kairę reiks. Jau matau rioglint. Kaip aš nemėgstu reikėti čia tokiose vietose. Ir dar nežinomose šalyse. Ir nevietinėse šalyse. Žodžiu, reikia reikėtis. O paskui rūkysiu Ungarį. Piniai italai. Paraudoną važiuoja. Kosmonautikų, visiem škebra. Žodžiu, aš sakau, apie juos neturiu gero žodžio. Kol kas visi man jie skeršai išilgai. O ten dešiniai matau tils, man per jį reikės važiuoti belė kiek žmonių. Karoči, karamba čia yra. 26 kilo lika iki Leigardos. Čia važiuosiu apie valandą laiką jaučiu, kaip minimum. Ten, prieš kokį 100 metrų pradėjau uostyti. Žinokit, užuodžiu, žinot ką, rivo aš protus. Gali kaip būt, ką aš protų noriu. Alučia ir rivo aš protų. Tikrai, pizda. Grina iš protus paklupa. Apsiseilėjau. Lika čia 18 kilo. Ir galvoju, eina nahui. Kaip tas 18 kilo datempt. Atjungė vėl va taip va. Paukšt. Po 3 kilo. Vėl atjungė šarnyrus. Ir daugo 26 neperdžiau. Prieš tai gerai buvo. 27, 28, 29. O dabar viskas. Triu, taratata. Aš protų noriu, aš ir alučio. Tai va, apie šprotus. Apie Rygos šprotus. Čia tokie grožiai. Aš nežinau, kur manoja. Bet man čia žiauriai faina. Man vis tiek dar 2 km reikia prasukti, ką aš žinau. Karoči. Toks va grožis. O ką ne? O čia Gardos ežeras. O liaudės tai čia pizė, mašinų, karoči, kosmosas. Karoči, reikia kažkur stoti ieškoti savosios. Nes aš čia tai nupušęs važinėjau. Gal nupušęs liok.
kur sustot.